Ir gerai, ir sveiki. Na, papasakok, mama, kai tu juos gavai pirmą kartą išgėrė ir tas poveikis po išgėrimų, kaip tu jauteisi. Nu, čia pas mus cirka iš tikrųjų, nu, va. Pomidorų nėra. Kaip jauteisi? Iš karto, kai atnešė tą produktą, išgėriau ir aš iš karto po kelių valandų pasijutau. Atrodo, net akys išviesiau pasidarė. Visa tokia pakylėta, energijos. Atrodo, niekur neskauda. Ir kada tikrai, žinai, kada, sakykime, tu turi nuo vaikystės, ne, kraujas pas tave prastas. Visą laiką silpnas kraujas. Visą laiką mano. Labai išlosti kraujas bėgdavo vaikystėje. Ir jeigu ne kiekvieną dieną, tai kas antrą dieną. Bet kažkaip tais laikais ir niekur mane nevežė, kažkaip su natūraliais produktais matyti atsistačiau. O dabar tiesiog tas produktas tai mane išgelbėjo. Nu va, o panaudosi dar ilgesnį laiką ir netikėkime, o tikrai tai bus. Atsistatys kraujas ir jausiesi žymiai geriau ir daugiau jėgų turėsi. Jeigu gerai, tu nefilmuok. Man interviu, va toks, ne, tiesiog, va, su ta patirtim, ką tu jauti, išgėriu šį produktą. Taip jaučiau ir vienu žodžiu po antrą išgėriau, tai iš viso taip žinai, o dabar sakau, aš turiu energijos. Aš tiesiog, aš nežinau, išsiplaudau grindis ir atrodo, aš prakaituoju, pavargus, o dabar nieko, aš net pamiršau, kad aš ploviau tas grindis ir blysis surbliavo. Perėjau visur, koridorių kambarį, kitą kambarį, virtuvę. Rankom plovė, ne? Su šepečiu pratraukiau, su tos kudarinių tokį turiu. Tai ir vaikel nejaučiu nieko nuovargio, visiškai. Visiškai. Tai tau vėl dabar dovana. Gali įsigerti ir save sveikatinti.